Mano vardas Ignas, o čia mano eilinė diena ofise. Tu man crazy, tu esi patrakėlis, man visiškas. Prieš porą metų roviausi paskutinius plaukus, pasakiau ofisui, ne, ačiū, ir tada prasidėjo tas belekas. Tai neturėtų rutinos, tai čia yra, ui, kaip smagu. Jo. Ar buvo kokių marketinginių triukų, ar viskas ėjo iš lūpų į lūpas? Va čia aš nežinau ir čia man pačiam yra įdomu. Aha. Kelk sėdynės atskiri projektai dažniausiai vykdavo ir vyksta vieną kartą per metų sezoną. Tiesiog kelk sėdynę. Galbūt vat, jauniems žmonėms dabar ir to trūksta, to išėjimo į gamtą, pabuvimo be telefonų ir kažko tokio ir visi tiesiog, aš noriu čia varyti. Tokie susibūrimai, kokius tu darai ir kaip žinėjau, man atrodo labai gera vieta kurti community. Ar bent įsivaizduoji, kiek daug naujų draugysčių gimsta po tavo šiais projektais? Ar esi matęs, kaip per tavo organizuojamas veiklas užsimezgė santykiai? Ir ne vieni. Oho. Namaste. Tai tu kaip kunigas? Su šventim. Jo. Aš kažkada galvojau praeitom dienom, ar aš čia geram kely ar ne. Aš manau, kol kas viskas liuks. Gyvenu šią dieną. Šią dieną. Yeah.